Einam prie ugnės. Viskas paskutinis bandymas. Čia jau talentas? Kas dar nori papūsti? Vyrai, tik vyrai. Čia visokie, čia stiliai. Visiems po vieną. Čia ateik. Nešim dar kilimėlį. Kilimėlį geriausia. Jeigu kilimėlį nori atsivesti, reikia greitai su. O čia dabar man reikės labai atsargiai sėdėti. Dabar nekilnok rankų ir nenoriu Nieko. Čia filmuoja tave kaip tą aiškiai. Talentas. Aš nežinau, kaip filmuoti. Šitą. Labą dieną, mano vardas Jana ir aš esu filmavimo talentas. Šiandien... O sustabdyti, tai bus sustabdyti, va čia man atrodo. Gerai, aš pažiūrėsiu. Šitą ir sustabdai čia. Šitą ką? Savo buvo žemiausia. Dėk čia ir viskas. A, jo, teisingai, nejungiu mikrofoną.
Įjungiu. Labas. Du. Priimte. Taip, štai. Sakau. Aha, o vakar kas nori pašokti pagaliau. Labas vakaras, visi susirinkę gausiai ir dar besirenkantis. Atėję, atbėgę, atvažiavę šiandien atvykę. Iš pradžių mes norėtumėm prieš pradedant talentų vakarą tokį truputį 500 sekundžių informacijų. Nepristatinėsim visko, apie ką jau šnekėjom pirmas dienas, bet norėtumėm paminėti tokius 3 labai svarbius faktus. Taip pat pirmas galite užsirašyti, kur norit, kad atsimintumėm savo laikui, kad puodukus ir stiklinės paėmus reikia grąžinti atgal į virtuvę arba bent jau ant tų stalų, kur yra plaunami indai. Nes jie visi yra dingę šiuo metu ir jeigu jų rytoj neatsiras, tai gausit gėrimą į saulės. Kitas dalykas, valgyt būtų gerai, kad ateitumėt per pirmą pusvalandį, todėl kad labai išsitęsus tam pirmam valgymo užėjimui, norintis gauti papildomą maisto, tiesiog yra priversti labai ilgai laukti. Ir trečias dalykas, kad jeigu kas nors iš jūsų esančių su mašinomis važiuojate į miestą, tai būtų gerai, kad praneštumėt organizatoriams, galbūt duosim jums darbelį. Tai tiek. Ten kur darbelį? Tai tiek? Nu, iš manęs taip. Kur aš turėjau papiliuką, tai kažkoks. Taip, šitas, taip, šitą praėjau vakar, šitą sakiau, ledai, mašinos valgymas, jau gerai. Amatininko apklausa. Norėtumėm dabar pakviesti mūsų amatininkus, kurie daro kašikus, kašeles, vyja, vyteles ir panašius dalykus. Norėtumėm statistikos, labai trumpos. Prašau, ateikite greitai čianais. Publika, prasiskirkit. Labas vakaras. Galbūt galėtumėt pasakyti statistiką, kiek per šitas dienas padarėt krepšiukų? 2. Asmeniškai 10 mokinių buvo labai gerai kovinys ir laikas. Ačiū labai. Lygiai kokių dar turime amatininkų? Turim dar daug amatininkų, bet manau, paklausinėsim jos renginio eigoj. Per pertraukėlės darysim tai kaip reklaminės, informacinės pertraukėlės. O kogi jūs čia visi susirinkote, man papasakokit, paklauskit. Kas tam programai pas mus parašyta? Negirdžiu. Talentų vakaras. O kas būna per talentų vakarą? Talentai. O kas yra talentas? Papasakokit taip greitai. Šok, dainuoti ir piešti. Valgyti daryti tikrai talentas. Tai gal mes tada netempsim labai stipriai naktį ir pradėsim mūsų talentų vakarėlį ir prašau visi paplokit, kad garsiai būtų. Ar niekas nebėgti į sceną? Ar jūs mylit sceną? Ar palaikysit tos, kurie čia jums rodys talentą? Taip! Taigi pradėsime mūsų 10-osios šokių stovyklos talentų vakarą! Ir pirmus į sceną norėtumėm pakviesti Garsonienės būgnininkus. Tai naujai susikūręs ansamblis, maždaug prieš porą valandų, su daug triukšmo ir atidarys mūsų renginį. Nebus DJ.
aparatas. Sakė labai svarbu pavadinimas. Valisa! Tai negrojo harmonika. Palaikykite, palaikykite. Kalba tokia. Pirma dalis bum čik-čik. Čik-čik. Po to bus bum judu bum čik-čik. Monika, ištekės. Liūtė! Geriau nedainuot, Kalba bum čik.
Augustas. Pijus. Smiltė. Tomas. Gražgilė. Gediminas. Ina. Onutė. Rolandas. Visiems dalyvaujantiems talentų vakare dovanojami mūsų firminiai ženkliukai, kad prisimintume šitą stovyklą, kai grįžot išlipti ant scenos. Nagi, ar patiko šis pasirodymas? Kaip naujam susikūrusiam ansambliukui sakyčiau, labai daug drum and basso. Labai gerai. Puikus pasirodymas. Populiaru. Ypač Jenytė gerai mūsų. Sekantis žmogus, pasirodysantis mūsų scenoje, bus Saulė. Jis žadėjo pagroti gitarą ir įnešti kiek kitokios atmosferos į visą tradicinę šokių stovyklą, todėl kad dainuos dainą angliškai. Sekantis ruošiasi numeris. O sekantis ruošiasi garsonas ir jo dailės harmonikos. Mes šį vietą turim, bet raudoną nemiega, tai nemiega kažkur. Ir kažkaip taip man ilgai ten galvėra net. Ai, ten yra. Mes palikti prie. I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime now, I'm late for work. Tell me, what have I done wrong? Ain't nothing go right with me, must be I've been smoking too long. I go find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, what have I done wrong? Ain't nothing go right with me, must be I've been smoking too long. I've got opium in my chimney, no other life to choose. Nightmares made of hash dreams, got a devil in my shoes. Tell me, what have I done wrong? Ain't
nothing go right with me. Must be I've been smoking too long. When I'm smoking, put my worries on the shelf. Don't think about nothing, try not to see myself. Tell me, what have I done wrong? Ain't nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, in this blues I'm singing, there's a lesson to be learned. Don't go around smoking unless you wanna get burned. Tell me, what have I done wrong? Ain't nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Na, manau, aš tai dar norėčiau išgirsti vieną. Kaip jūs, publika? Man patinka gyva visą. Ką veikiai šiandieną? Aš šiandien daug sąrašų dariau labai. Ai, teisingai, mes labai nuobodus, mes negalim papasakot, ką veikia. Dirbom. Mes labai darbo žmonės būnam stovykloje. Tai man tai labai patinka iš tikrųjų. Tokia biški darbas stovykloje. Aš tau geriausiai dirbti prie pirties. Kaip pas ten galiu užeiti. Taip? Na gerai, Saulė pasiruošė, bus antra daina. Apie ką bus tavo antra daina? Apie varną, berods. Tiksliai net nežinau. Tai kaip keista. Nežinau, ne, palauk. Apie žvirblį. Neatsimenu, kaip tiksliai verčiasi. Nu, esmė, kad... Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird flies, blackbird flies into the light of the dark black night. Blackbird flies, blackbird flies into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Kviečiame mūsų ženkliukų mergaitę įteikti dovanų Saulei.
kol iškrapštysim saulę iš galvos mikrofoną, į sceną labai kviečiame garsoną ir jo dveilės harmonikas. O sekantys ruošiasi kanklininkai, kurie susibūrė taip pat mūsų stovykloje ir labai skuba pasirodyti, kol neįsiderino jų jautrūs instrumentai. Ką? Olga. Ir visą tai galima išmokti per pusdienį. Įsivaizduojat, kokie talentai. Kurgi mūsų ženkliukų mergaitė? Šalia jūsų ženkliukai. O kur mergaitė? Ženkliukus aš matau. Berniukai, kurie ką tu groja, prieikit prie manęs. Pirma vieta, antra. Taigi dar norim pakalbinti vieną amatininką, tiksliau amatininkų grupelę, taigi keramikus. Prieikite, prašom. Aš nematau nieko prieš tos prožektorius, nes ten viską pasės. Aha, gerai, reiškia mėgti. Tai tada pakviesim juostomis užsiminėjančius žmonės. Nesvarbu, kurie juostų pinėjai prieis, tie ir pašnekės trumpai.
Greičiau, greičiau, greičiau į šitą pusę, bėgam, bėgam, lekiam, lekiam, lekiam. O. Tai labai, labai tada trumpai perklauskim. Aš čia be savo žmonių niekas. Todėl, kad viską, ką padarėm, tai yra pas juos. Sakėm, atsinešim, kur? Rodom, ką darom. Rodom, greitai, greitai, greitai. Ar jūs ten tik šiaip prisirišę namą laikėt, ar kažką darėt? Vat man irgi klausimas dar vienas buvo. Čia batus ryšė, ar ką tu čia darysi? Rodyk, rodyk. Tai čia tavęs. Greitai dar dvi, ne vieną. Apasiuto. Kur dar. Darysiu prie čia batų labai puikiai. O bambuliukai? Bambuliukai patys gražiausi. Tada tu spėjai. Miegoji naktį? Kada čia miegosi, kai tokie raštai eina? Kur daugiau. Taigi čia tų juostų buvo pridarę, atsakiau, atsineškit. Už nugaros. Aišku. Gerai. Kokių turėjau mokinių, tai kiekvienam mokytojui tai prabanga ir džiaugsmas. Mano sąraše užregistruoti 25 audėjai. Juostas matuojame metrais. Jeigu mintinai mokėtumėt skaičiuoti, tai suskaičiuotumėt. Meda nuaudė 2,5 metrų juostą, Giedrė nuaudė 2,5 metrų juostą, Vera tiek pat nuaudė, Tadai, stok. Tado juosta 4 metrai. Mes jau juostas metrais skaičiuojam, audėjus dešimtimis. Ar matai, Lietuvoje tikrai nežus, bent jau juosto audimas lyjimo būdu. Būtinai aplankykit jos amatus. Metrais skaičiuojama nesėkmė. Dešimtimis. Šiaip laimė. Dabar kviečiame mūsų kanklytės. Girdėjo čia grojant daug, dabar labai norėčiau pamatyti per talentų vakarą, kaip visą tai atrodys.